Heloka visiems, esu Žiūs Munėsi, sugrįžtu ne full speedu. Kodėl ne full speedu, tai tuoj paaiškinsiu. O šiaip, jeigu nori mažiau klausytis nesąmonių, bus jaučiu padaręs, kur jau aiškinau apie tai, kodėl ne full speedas. O dabar grįžtam prie to dalyko, kur buvau dingęs. Buvau dingęs 3 mėnesius vasaros ir 2 mėnesius beveik ne vasaros. Tai pakalbam galbūt apie tos 3 mėnesius, kur buvau dingęs per vasarą. Tai dingau dėl darbo priežasčių, dirbau per vasarą dėl šito, ką dabar darau. Tikrai ne YouTube'as paaiškinsiu biškį vėliau. Ir dėl pačio setupo upgrade. Kas pasikeitė, tai tik tai stalo padėtis, baltas jisai. Mano žiauriai norima spalva. Kas dar pasikeis, tai lova pasikeis, kamera nepasikeitė, mikrofonas nepasikeitė, kompas nepasikeitė, nieks nepasikeitė. Sakiau, kad rugsėjo viduryje pradėsiu vėl į YouTube'ą sugrįžti. Bet aš negrįžau. O kodėl negrįžau? Tai ką sakiau, kad dirbau dėl savo svajonės. Tai yra svajonė B kategorijos teisės. Nevairuoju, daug kas galvoja. Kas mane pažįstamo iš mokyklos, tikrai mokykloje sutinku, kurias suba užmetė ir taip toliau, tai visiems plius repas. Žinoma, mokykloje yra ir tų, kurie tenais mėgsta heitinti ir taip toliau. Kai kurie sakė, kad pas mane subai yra pirkti, bet jeigu būtų pirkti subai, jie jau per tiek laiko tikrai būtų dingę į tą normal skaičių. Man yra dzin, kas ką galvoja, gerai, kurie apkalba mane tenais, bet kaip sakoma, nekreip dėmesį ir viso. Tai šiuo tarpu mokaus teoriją ir važiavimą. Teoriją neužilgo turėčiau eiti laikytis. Šiaip per vasarą dar nedirbau, buvau festivalį, tai tam festivalį esu jau 3 metus savanoris. Žiauriai įdomu, žiauriai daug patirties gauni su žmonėm, išmoksti pakalbėti, kai jiems reikia pagalbos ir taip toliau. Ir žiauriai šaunu būti to festivalio dalimi. Tai už tai, kad jūs laukite manęs, kada aš sugrįšiu full speedu į YouTube'ą, turiu užuominą. Jūs patys galite galvoti, koks naujas kontentas pereis. Nežinau, kadom. Greičiausiai, kai įsilaikysiu teisės, tai nusipirksiu kai ką. Galbūt bus tokių žmonių, kurie tikrai norės prisidėti dėl to kontento, nes bus įdomus. Noriu kontentą padaryti įdomu. Tai užuomina yra tokia, kad paieškokit kontentų kitų kūrėjų, kurie daro kažką su automobiliais. Neimkit kaip Uber, Team, Andrei, Dron. Karoči, pasakysiu pats. Noriu padaryti savo dream karo tuning. Bimbalą nelabai noriu pirmą pirkti, nes jam tunings tikrai dideli pinigai eis. O šiuo tarpu laukite galbūt kažkokių vaizdų įrašų iš kometų, iš žaidimų arba dar kažką. Susitiksim po kažkiek laiko, kai sugrįšiu full speedu ir galbūt bus įdomus kontentas prie automobilių. Tai visiems viso.